Investavimas finansų rinkoje yra tarsi lošimas kazino mitas, tai ar tiesa? Šiandien kaip tik pabandysime į tai pažvelgti. Iš tikrųjų yra taip, kad didžioji dalis investuotojų į patį investavimo procesą labai dažnai žiūri kaip į lošimą, tarkim, ar pokerio, ar ruletę, ar kitų, tarkim, azartinių žaidimų. Kodėl? Dėl to, kad jie visų pirma į investavimą žiūri ne kaip į galimybę uždirbti, o kaip į tikimybę greitai ir be vargo pasipelnyti. Tai yra tas pats, kas nuėjus į kazino pastačius ant raudonos, tarkim, ruletė ant raudonos spalvos, tikintis padvigubinti savo pastatytą sumą. Pakankamai greit, nieko nesuprantant, nieko nežinant. Tuo tarpu, kiekvienas iš mūsų supranta, kad kazino tai yra ta institucija, kuriai priklauso visi žaidimo automatai ir uždirba. Tuo tarpu žmogus, kuris ateina į kazino, jisai ateina išleisti ten pinigų ir praleisti gerai laiką. Tai vėlgi, jeigu investuotojas į finansų rinką žiūri būtent taip, kad laiko praleidimo būdas arba galimybė pasigirti kolegom, kad aš tuo užsiemu ar panašiai, tai natūraliai, kad jisai galiausiai bus tas žmogus, kuris sumoka bankam, tarpininkam, biržom ir kitom institucijom už tai, kad jisai dalyvauja toje veikloje. Tačiau, tai galėčiau pasakyti, kad tai yra pakankamai liūdna žinia, nes jeigu didžioji dalis ir toliau taip žiūrės į investavimą, tai galiausiai bus taip, kad jie tiesiog sumokės pakankamai sunkiai savo uždirbtus pinigus kažkam ir jie iš to galutinai rezultatų neturės. Tuo tarpu tiek ir azartiniuose lošimuose, tiek ir investuojant finansų rinkose yra tam tikra dalis žmonių arba, vadinkim, investuotojų, kurie žiūri šiek tiek kitaip. Tai prasme, jie žiūri disciplinuotai, jie turi kažkokias strategijas, jie skaičiuoja tikimybės, jie atitinkamai turi tam tikras rizikos valdymo charakteristikas ir atitinkamai jų galutinis rezultatas yra daug geresnis negu didžiosios daugumos. Koks tai procentas investuotojų sunku pasakyti, vieni sako, kad tai yra 20%, kiti sako, kad tai yra tik 5% ir panašiai, bet esmė yra ta, kad jų požiūriai skiriasi. Ir šitoje vietoje tiesiog pabaigai norėčiau pasakyti taip, kad jeigu ir toliau didžioji dalis žmonių į investavimą žiūrės kaip į galimybę greitai ir be vargo uždirbti, tai tikrai galim bus sakyti, kad jiems tai yra kazino. Tačiau norint būti sėkmingu investuojant, be abejo, reikia šiek tiek pakeisti požiūrį ir atitinkamai turėti kažkokias tai rizikos valdymo charakteristikas, turėti planą, turėti būti disciplinuotam ir tada galutinis rezultatas bus daug geresnis ir tikrai tada nebus reikalų kalbėti apie tai, kad jeigu aš pirkau akcijas, reiškia, aš pastačiau ant raudonos spalvos.